Sveiki, čia Justina Vaslevičiūtė, esu traukos dėsnio praktikė ir kaučingo specialistė ir šiandien turiu pašnekovę, kurios jūs matote tik nuotrauką, gyvai mums buvo sudėtinga susitikti, nes šiandien kalbinu Jeleną. Jelena Jusis yra žygio organizatorė ir šiaurietiško vaikščiojimo instruktorė. Jelena gyvena Ignalinoje ir moko šiaurietiško vaikščiojimo technikos. Žinot, šiaurietiškas vaikščiojimas tai tas ėjimas su lazdom, kurios panašios labai slidžių lazdas. Ir taip pat organizuoja pažintinius žygius gamtoje Aukštaitijos nacionaliniam parke, daugiausia Ignalinos rajone. Jelena, džiaugiuosi, kad esi čia virtualiai su mumis ir pasidalink, kaip atsidūrei ten, kur dabar esi. Taip, aš irgi labai džiaugiuosi, kad galiu pasisakyti. Taip, iš tikrųjų, viskas prasidėjo taip, kad aš tiesiog ieškojau kažkokio būdo pasportuoti, kad tai būtų smagu, nes supratau, kad man netinka bėgimas ar sporto salė, nes turėčiau labai savo spirti, labai prisiversti, kad ten eičiau. Nesakau, kad tai yra blogai, bet tiesiog kiekvienas turbūt renkasi savo sportą. Tai man netiko ir ieškojau, kas čia galėtų tikti ir nusprendžiau pabandyti šiaurietišką ėjimą. Ir nežinau, kaip taip atsitiko. Dabar aš, kai ieškau informacijos, kur galiu pasimokyti, tiesiog nueiti į vieną pamoką, tai randu. O tuo metu aš įvedžiau į Google ir neradau tos vienos pamokos, o iškart suradau, kad galima eiti ir mokytis tapti šiaurietiškų ėjimo instruktorių. Tai va ten nuėjau ir taip prasidėjo tas kelias iki to, kur esu dabar. Tiesiog norėjai rasti smagų būdą pasportuoti. Labai gerai. O sakyk, Jelena, kas tave tame dabar labiausiai veža, kai jau dirbi su žmonėm ir su grupėm? Tai yra mano pirmi metai, kai dirbu su žmonėm ir ką atradau iš tikrųjų, kad kai pasiūliau žygius, šiaurietiškų ėjimo apmokymus, kad turėjau tiem žygiams pasiruošti. Tai turėjau panagrinėti informaciją, kažką apie balūną, apie mišką. Ir tos vietos, kurios man buvo nuo vaikystės pažįstamos, staiga atradau jose labai daug žavesio ir istorijos. Ir man labai patinka gilintis, rinkti tą informaciją ir sužinoti naujus dalykus, o paskui paimti ir pasidalinti tais lobiais su žmonėmis. Ir taip pat iš tikrųjų labai patiko tas jausmas, na šiais metais nebuvo ten tų žygių daug, ant pirštų galėčiau suskaičiuoti, bet iš tikrųjų buvo žmonių, kurie paėmė ir sugrįžo pas mane antrą kartą. Ir taip supratau, kad žmonėm tokie dalykai tikrai reikalingi, kad aš darau kažką žmonėm yra naudinga. Žinoma. Sportas, fizinė veikla tikrai labai reikalinga mums šiuolaikiniai visuomeniai. O sakyk, Jelena, gal turi kokią nors linksmą istoriją arba nutikimą iš žygių gamtoje, ten visokių nuotykių būna? Iš tikrųjų, pati nustebau, kai supratau, kad aš planuoju žygį, tiek kilometrų, kur sustosim, ką papasakosiu, bet labai dažnai taip atsitikdavo, kad tose žygiuose buvo kažkokių nenumatytų dalykų, labai smagių. Pavyzdžiui, keliavom su viena grupė, ėjom per kaimą ir staiga prie tvoros tuo pat metu, kai mes ėjom pro jos trobą, atsidūrė močiutė su pilnu krepšiu saldukų obuolių ir mus pavaišino tiesiog. Aš to neplanavau, nieko ten su juo nesusitariau, bet jį ten buvo, mus pavaišino ir buvo labai smagu. O kitas susitikimas irgi labai unikalus, nes yra toks salų kaimas Aukštaitijos nacionaliniame parke, unikalus kopytinio padriko plano etnografinis kaimas. Bet ten nėra šiaip namo, kur tu gali užeiti, gali iš išorės apžiūrėti ten tos plonus, tas trobas, bet į vidų nepateksi. O mes tiesiog ten buvome ir pradėjom klausinėti, kas čia ir kaip. Ir tiesiog žmonės mus paėmė ir pakvietė eiti į trobos vidų. Tai niekada nepamiršiu šito jausmo. Ten buvo labai karšta diena, o ten buvo taip gaivu, tamsu ir ta donkė pakrosnės tikrai buvo labai įspūdinga. Geras. Kokie smagus netikėtumai. O sakyk, ar reikia kažkokio tai specialaus pasiruošimo čia tiem žmonėm, kurie jau pradeda galvoti, kad jie norėtų pakliūti pas tave, bet svarsto, ar jie čia bus pakankamai fiziškai stiprus, ar reikia kažko specialaus, ar bet kas gali eiti į tokį žygį?
Aš organizuoju tai žmonėm, kurie neturi specialaus pasirinkimo, nors galiu pasiūlyti ir variantų tiem, kurie nori didelį krūvą ir didelės distancijos. Iš tikrųjų viskas priklauso nuo to, ko jūs norite. Bet šiaip standartinis toks žygis yra iš tikrųjų pritaikytas, kad bet kas galėtų eiti, kas gali eiti, tas gali eiti ir šiaurietiško ėjimo žygį. Ir man buvo labai smagu, kad viename žygyje dalyvavo mergaitė, kuriai buvo 5,5 metų. Tai vat, kad iš tikrųjų ir jai tai buvo įveikiama. Oho, kokia maža ir jau turistė. Žygeivė. Smagu. Sakyk, Jelena, kaip galima pas tave pakliūti arba rasti daugiau informacijos? Tai iš tikrųjų yra mano tinklalapis Gamtos terapija LT. Tas pavadinimas atsirado dėl to, kad iš tikrųjų gilinausi į šiaurietišką ėjimą, supratau, kad labai daug naudos yra būtent iš to, kad tai yra einama yra gamtoje, natūralioje aplinkoje. Ir tai labai tikrai iš tikrųjų ramina ir teigiamai veikia. Ir iš tikrųjų labai daug yra ne tik ėjimo galios tame metu naudoju, bet ir gamtos galios. Tai va taip atsirado tas pavadinimas Gamtos terapija LT. Ir ten yra informacija, kaip mane surasti, ką aš darau. Ir taip pat aš kartas nuo karto padarau atviruosius žygius, kur gali bet kas ateiti ir prisijungti. Tai va ten ta informacija bus. Gerai. Supratau, gamtosterapija.lt einam pasinagrinėti. Na ir paskutinis mano toks tradicinis klausimas, Jelena, tarp mano klausytojų yra daug žmonių, kurie turi savo verslo idėją, bet ne visi jie pradėję ją jau įgyvendinti ir ne visi su tuo dirba. Tai ką tu palinkėtum žmogui, kuris turi savo svajonę, bet dar nesiryžta pradėti versti jos realybę? Aš visai neseniai skaičiau verslo sėkmės istoriją, atradau, kad brazilų kilmės verslininkas J.P. Lehmanas jis savo tokį šūkį sugalvoja, jis sako, kad didelį svajonę įgyvendinti reikia taip pat darbo, kiek ir mažai, tad geriau sieksi didelės. Ir aš noriu palinkėti tiem žmonėm, kurie svajoja apie savo verslą, bet galvoja gal tai per gerai, per didelį svajonę, nerealiai, kažkokia fantastiška, ne man, kad pagalvotų iš tikrųjų, kad verta, dėl to, kad mes šiaip labai daug energijos sunaudojam gyvenime, kai siekiam tokių labai mažų dalykų. Tai jaugi neverta pasistengti dėl savo didelės svajonės. Verta tikrai. Jelena, ačiū tau už įkvėpimą, taip užsinorėjau dabar eiti į mišką ir į kokį nors žygį, tikiuosi kažkada pakliūti ir sudalyvauti tavo organizuojamam žygį, esu tikra, kad bus labai įdomu. O šiandien dėkoju tau už pokalbį ir dėkoju visiems, kurie žiūrėjo ir mes su Jelena kviečiam svajoti drąsiai, svajoti didelės svajonės ir tiesiog bandyti. Ačiū tau, iki. Ačiū tau, Justina, iki.